labai smagu šiandieną sveikinti su jumis iš nuostabios studijos Vilniuje. Ir šiandien aš, aktorė Miglė Polikevičiūtė, kalbuosi su kita kuriančia moterimi, kūrėja Ieva. Ieva, prisistatyk. Labas, Miglė. Labas. Labai smagu, kad taip susitikom pasikalbėti labai jaukiai mūsų studijoje, su Žydė kūrybos studijoje. Tai aš esu Ieva, dailininkė, Ieva Dževečkienė. Esu ir dailininkė, ir edukacijų vedėja, kūrėja, floristė tuo pačiu. Taip. Ieva, tai kadangi mes abi kūrėjos esame ir man atrodo mūsų tema šiandieną yra kūryba. Taip. Va, ir mes su Ieva sugalvom tokį formatą, kad mes kalbinsim vieną kitą. Aš užduosiu klausimus Ievai, o Ieva užduos klausimus man. Kadangi abi dvi esam kūrėjos ir labai svarbu pamatyti, kaip skirtingi kūrėjai mato panašius dalykus. Tai norim šiandien pasidalinti su jumis apie tai. Kaip prasidėjo tavo kūrybos kelias? Nuo ko jisai prasidėjo tą meno pasaulį? Ar tai buvo tavo kažkoks pasirinkimas ar būtinybė? Aš dar galbūt sugrįšiu ir prie savo prisistatymo šito klausimo kontekste, kadangi aš ne tik aktorė, bet dar ir dainininkė ir skaitau poeziją, žodžiu, tikrai laikau save kūrėja. Ir tavo klausimas nuostabus. Mano toksai, kaip pavadinti, sąmoningas kūrybos kelias, iš tiesų tiksliau sąmoningesnis, prasidėjo vaikystėje, kuomet mane leido mama į tokią meno mokyklėlę. Ir toje meno mokyklėlėje, man turbūt buvo 2 ar 3 metai, mes šokome baletą, piešėme, klausėme muzikos, mes mokinomės klausyti muzikos vidumi. Ir klausant muzikos išgyventi tai idėjas, kurias perteikinėjo ta klasikinė muzika, istorijos, apie kurias jinai buvo sukurta. Va, ir tai mano toks labai ryškus buvo išgyvenimas, va to tokio kūrybinės būsenos arba tokios laisvės, judėjimo, kad va, keičiasi visokie dalykai, keičiasi spalvos, ne tik išorėje, kai tu ten pieši, tapai, bet ir tavo viduje. Aš galėdavau nebūtinai daryti kažkokias meninės veiklas, bet aš išgyvendavau labai tokius intensyvius vidinius išgyvenimus. Kurdavau kažkokius pasaulius, įsivaizduodavau, kad aš esu ten kažkas, princesė ar dar kažkas ir labai labai giliai tai įsigyvendavau. Ir norėjau būti aktorė, norėjau patirti tą profesiją, norėjau išgyventi tuos skirtingus pasaulius, skirtingų personažų. Ar galima sakyti, kad tada labai persipina, ar sunku paskui atskirti, kur yra tavo tikras gyvenimas ir kur yra tavo tos būsenos, į kurias tu pasineri tarsi? Aš turiu savireguliacinę metodiką, kurią nuolat naudojasi ir ji ir įgalina nepasimesti va tose visokiose išgyvenimuose, stipriuose arba audringuose arba švelniuose ir visą laiką tarsi sugrįžti į save, į savo centrą. Mano klausimas šiek tiek panašus yra į tą, kurį tu man uždavei. Tai yra, kaip prasidėjo tavo pažintis su kūryba? Ar tu buvai meniška ir kūrybinga mergaitė vaikystėje? Taip, čia toksai klausimas. Aš savęs vaikystėje mažai iš tikrųjų tai atsimenu. Mano tėtis yra dailininkas, tai tiesiog epizodiškai gal šiek tiek esu prisilietus prie tos kūrybos būtent per jį. Ir tarsi turbūt norėjau sekti to pavyzdžių. Nors iki tol aš iš tiesų išbandžiau, aš ir šokau, ir dainavau chore, ir grojau fleitą. Tai aš tarsi kitas meno šakas buvau jau išbandžius. Ir staiga, taip man tėveliai mano pasakoja, aš gerai neatsimenu to pačio fakto, kad aš laikraštyje suradau skelbimą, kad priima į Čiurlionio menų gimnaziją mokytis ir aš atnešiau tą skelbimą ir pasakiau, kad aš noriu čia stoti. Ir 5 klasėje aš įstojau į Čiurlionio menų mokyklą tuo metu. Vat, ir nuo to prasidėjo mano kūrybinis kelias. Tai galimai aš tą gyslelę kažkokią tai turėjau, bet man paskui turbūt padėjo mokytojai
pajusti tai, atrasti daugelį dalykų. Ir kuo toliau aš buvau tarp menininkų, pačiame mene, ar ne, kartu su juo, tuo daugiau dalykų aš atrasdavau. Tiesiog, ką aš buvau pastebėjusi galbūt, kad aš tam tikrus dalykus matau šiek tiek kitaip, ne taip kaip kiti žmonės. Tarkim, man augalus labai patiko nuo mažens tyrinėti ir aš juos tarsi kažkaip tai pamatydavau, pajausdavau, atkreipdavau dėmesį į juos kitaip negu kiti žmonės. Ir tai tarsi buvo kažkokia inspiracija, kaip aš galėčiau išreikšti tos savo vidinius jausmus, tos išgyvenimus per kūrybą. Tai va. Taip. Kaip faina, kiekvienas žmogus savo kažkokį subjektyvų turi matymą. Taip. Ne visako. Ir kartais atrodo, kad visi mato taip kaip tu. Bet iš tiesų, jeigu taip pasigilinus, pabendraus, mes kiekvienas skirtingai matom, suprantam. Iš tiesų, ir aš kitą kartą sakau, ten mokiniam irgi sakau, jūsgi pasižiūrėkit, taigi šito medžio šakos, jas taip gražiai nuaugę. Ir aš matau, kad tikrai ne visi mato ir supranta. Man atrodo, kad jeigu aš matau, tai tai reikia parodyti ir galbūt ir kiti pamatys, bet nebūtinai. Nebūtinai. Ir kas labai gražu, man atrodo, kad kiekvienam atrasti tą tavo savo subjektyvaus pasaulio grožį ir gebėjimus ir duotybės. Nes vieno žmogaus galimai talentai gali būti įmatyti grožį gamtoje, o kito žmogaus kažkokiose, formulėse. Ir tai irgi lygiai taip pat stebuklinga ir man atrodo, tai irgi apie kūrybą yra. Taip, ir tas ir gražu, kad mes visi skirtingi esame. Ar kurti gali kiekvienas žmogus? Labai daug pastaruoju metu iš tiesų galvojau apie tai. Ir kadangi jau turbūt kokie, 8, 9 gal metai dirbu su žmonėm, tai yra vedu dailės pamokas, užsiėmimus, teko dirbti ir keliose dailės studijose. Ir galbūt per tą visą laiką aš tarsi analizavau žmones, ar ne? Vis tiek šiek tiek pastebi, galvoji, kodėl vienas daugiau gali, kitas mažiau. Ir aš priėjau išvados, kad visi žmonės yra kūrybingi iš tikrųjų. Tik tai pas vienus tai yra kažkaip tai užspausta, galbūt užslėpta. Realiai yra labai mažas procentas žmonių, kurie negali kurti. Man taip atrodo. Čia iš mano asmeninės tokios patirties sukauptos. Visi kiti tikrai gali kurti, tik tai tam yra galbūt skirtingos kažkokios formos, išraiškos, kaip tu save atrandi, kaip tu save išreiški, ta vidinė drąsa, labai daugybė faktorių susideda. Bet iš principo, man atrodo, kad visuose mumyse yra kūrybos gyslelė. Juk kūrybos formų irgi įvairių yra. Ar ne? Tu, gali maistą gaminti ir tuo pačiu tai irgi yra kažkiek kūrybos. Ar ne? Jeigu tu nedarai to mechaniškai, o tu tarsi su kažkokiu polėkiu iš vidaus, ar ne, atrandi ir tai tave kažkaip tai užpildo. Iš savo vidaus, kur tu ateina iš vidaus tie dalykai. Tai gali irgi būti kūryba. O kaip tu manai, tarkime, žmogui, kuris save laiko nekūrybingu, ar ne? Kaip gali, nuo ko jam pradėti, kaip savyje atrasti tą kūrybingumo gyslelę? Čia geras klausimas, nes aš tau tą patį turiu sugalvojus, paruošus. Tai yra daug dalykų. Visų pirma, aš manau, kad jeigu pats žmogus nenorės, tai tu nesužadinsi jam. Nelabai. Visų pirma, pats žmogus turi parodyti iniciatyvą, ar ne? Ir tarsi, kažkokį duoti impulsą savo, kad jau gal aš ir norėčiau, ar ne? Kažkur tai atrasti save toje kūryboje, nes matau, kad man tai yra naudinga. Kitaip tariant, kad pradėti nuo noro, ar ne? Įsivardinimo savo, kad aš to noriu. Taip. Ir tada, kai tu savo tai įsivardyji, tada automatiškai tu pradedi ieškoti, ar ne? Tų būdų, kažkokių galimybių, galbūt kažkokių mokytojų, galbūt kažkokių priemonių. Ir tuo metu tiesiog kartais patys būdai
susiranda pačios situacijos, tave susiranda. Tiesiog tu tarsi tą mintį ištransliuoji, ar ne, į aplinką, į visatą ir pamažu tai ateina. Tai ar tu tarsi, gal tau dažus kažkas padovanoja, jeigu tai yra per dailę. Gal ten kokią draugę dažniau pakviečia į kažkokius tai kultūrinius renginius ir tau ten kažkas sukirba viduj. Tai irgi yra tų įvairių būdų. O kaip tu atsakytum į šitą klausimą? Aš gal papildyčiau, nes sutinku su viso tuo, ką tu pasakėjai. Aš papildyčiau tik tuo, kad taip, kiekvienam žmogui gali būti skirtingos priemonės. Patarčiau pabandyti skirtingus dalykus. Tapyba. Dabar yra pilna užsiėmimų tiek suaugusiam, tiek jaunimui, tiek piešimo, tiek tapybos. Pabandyti šokį, pabandyti teatrą, improvizaciją, pabandyti įvairias meno rūšis formas ir stebėti save. Bet jeigu žmogus nedrįsta, pavyzdžiui, ką jam daryti? Jam tarsi jau atsiranda tas noras, jisai užgimė, ar ne? Taip. Nu, bet jisai net nežino, nuo ko pradėti. Ar jam eit šokti, ar ten dainuoti, ar ir šiaip nedrąsu, pavyzdžiui. Ką daryti? Jeigu nedrąsu, vėlgi, kaip tu pati sakėjai, jeigu tu pats nedarysi žingsnio, niekas už tai jo nepadarys. Dėl to, man atrodo, labai faina ir teisinga tą, ką tu įvardinai, kad svarbu pirmiausia savo pripažinti, aš noriu. Taip. Aš noriu, nes tai yra jau pirmas žingsnis. Galbūt užtektų, pavyzdžiui, pasidalinti, ar ne, su draugais, su aplinka, savo tą mintim, ar ne, tiesiog mintim, kad galbūt aš norėčiau išbandyti, ar ne, aš jau liktai jaučiu poreikį. Ir galbūt pasidalindamas tą mintim, tu jau kažkaip išlaisvėtum tarsi, ar ne? Tu lauki vis tiek, sulauki palaikymų iš grupės savo artimų ir tai jau yra lengviau tada padaryti, jeigu esi nedrąsus labai žmogus. Ir dar vienas, kas man faina idėja kilo, tai yra tai, kad faina yra ieškoti žmonių, kurie tave įkvėpia ir kuriuose tu matai tą kūrybingumo būseną. Ir tu jauti, aš irgi to noriu, aš noriu būtent taip, kaip tas žmogus tai išreiškia. Ir jis gali išreikšti tai tiek mene, tiek teatre, tiek kažkokiose, nežinau, dailėje, o gali tiesiog labai kūrybingai daryti savo darbą, kūrybiniai būsenai. Ir tu matai, kad aš to noriu. Čia tarsi autoritetas kažkoks. Kaip autoriteto, kaip mokytojo galima sakyti. Ir tu gali net nebūtinai mokymus lankyti, tu gali bendraudamas su tuo žmogumi stebėti, kaip jisai, nežinau, kaip jisai galvoja, kaip jisai ruošiasi, kaip jisai daro veiksmus, dalykus, ką jis daro ir pažaisti tokį žaidimą. Mokytojo mokinio, bet tokioj paprastoje gyvenimo formai žaidimo. Taip. O ar tai reiktų, pavyzdžiui, eiti gyvai, ar ne, kažkur tai bandyti, ar užtektų galbūt įsijungti internete, kažką tai susirasti, juk dabar yra labai daug tų ir online mokymų visokių, ar ne? Tai kaip tu manai? Aš girdėjus esu ir šiaip pritariu tokiai frazė, kad geriausia yra mokintis gyvai iš gyvų žmonių. Tai irgi. Taip. Bet tuo pačiu aš manau, kad kiekvienas mes turime, kaip pasakyti, labai savitą gyvenimo situaciją ir kartais nėra galimybių mokintis gyvai. Tada faina žiūrėti, kas yra aplinkui, ką tu gali padaryti. Ką geriausio gali savo sukurti, kokią mokinimosi situaciją, šiuo atveju kūrybiškumo, tame, kame tu randiesi. Dėl to aš manau, kad nėra kažkokių tai blogų pasirinkimų šituo atveju, bet yra tai, kas dabar tinka, kas dabar gaunasi. Aišku, geriausiai gyvai, tai yra smagiausia ir fainiausia, bet jo ir efektyviausia, bet nebūtinai. Aš esu irgi įvairiausių dalykų mokinusis, tiek kai reikėdavo pasiruošti vaidmenim, tiesiog stebėdama filmus, stebėdama interviu, nebūtinai turi atsidurti šalia, nors tai ir labai nuostabu. O ar tu turi autoritetų arba galbūt vaikystėje turėjai kūrybos būtent temoje autoritetų, žmonių, kurie tave įkvėpė, kurie tave atvedė į šitą sritį? Galbūt tokio vieno autoriteto negalėčiau išskirti. Man daugiau kažkaip gal netgi imponuoja tie žmonės, kurie yra ir jų darbai labai patinka, ir jie patys kaip asmenybės. Tai man tada jau galėtų būti autoritetas.
nesu tokio atradus. Kažkaip tai turbūt etapiškai, kadangi labai pati esu susijusi su augalų pasauliu, nebereikalo ir floristikos mokslus pabaigiau, tai vat, ir floristė to pačiu esu, bet ir juos pieždavau nuolatos, aš kažkaip tai nuo pat mažens aš juos tyrinėjau ir man vat jų tą kažkokį tai augalų pasaulį norėjusi atskleisti būtent piešiniuose, tai galbūt ir ieškodavau tiesiog intuityviai tų kūrėjų, kurie irgi su augalais susiję. Kažkaip tai. O ar paminėtum kažkokią pavardę, pavadinimą kūrinio, galbūt kažkam iš žiūrinčių būtų įdomu pasižiūrėti, kas tave įtakoja arba kame tu matai grožį, kas tau atsišaukia? Dabar taip greitai nepasakysiu. Iš tikrųjų. Įvairūs, aš šiaip tai tikrai ne. Man Kmieliauskaitė Ramunė, labai mūsų, vat, jinai irgi grafikė ir akvarelės lieja, tai galbūt jinai va, tokia kaip iš lietuvių autorių, tokia mano, va, turbūt autoritetas kaip kūrybos, aš jos kaip žmogaus galbūt nežinau taip stipriai, bet man jos darbai labai artimi galbūt mano vidiniam pasauliui. Nes ten labai daug irgi tokio jautrumo, prisilietimo, tarsi tokios vat, akimirkos, kuri toj pat gali ir išnykti, tas trapumas, mane galva tas labai žavi. Tai taip, galbūt jinai tarsi inspiravo tam tikrus dalykus mano kūryboje. O tavo? Ar turi savo autoritetą? Ar kažkokį mokytoją, kuo tu norėjai, kuo sieki, arba kuris tave inspiruoja, arba kuris papildo, gal kaip pritrūksta kažkokių resursų? Nuo pat vaikystės aš turėdavau vis kažkokių žmonių, kurie mane, vat, kaip tu sakai, inspiruodavo arba parodydavo kryptį. Va, ir kažkodėl tai nebuvo menininkai tuo metu. Pavyzdžiui, aš žavėjausi žmonėmis, kurie daro gerus darbus, kurie kuria kažką tai gražaus žemėje, visai žmonijai. Ir kai buvau dar mažutė, žiūrėdavau daug laidų apie motiną Terezę, apie Joną Paulių II. Man tuo metu aš matydavau tą tokį, nežinau, šviesų veidą ir tą tokią, nežinau, šiltą šypseną. Mane tai kažkaip labai įkvėpdavo, man atrodė, kad tai labai gražu ir aš maniau ir norėjau, kad mano darbas taip pat būtų susijęs su kažkuo, kas kažką tokio gražaus ir šviesaus kurtų žmonėm, pasauliui. Va, vėliau sekė įvairūs aktoriai, garsus aktoriai, pavyzdžiui, ten Marilyn Monroe arba Sophie Loren, ar ne, tokie ryškios figūros. Dar šiek tiek vėliau, jau būnant aktorė, aš tiesiog aptikau, kad jos simbolizavo ir visi tie žmonės simbolizavo būsenas, kurios mane domino. Ar ne, tarkim, kažkokia minkšta kūno būsena, kuomet grožis atsiskleidžia moters. Arba ta tokia širdies šviesa, kurios matydavau ten tose dvasininkus, ar ne. Ir visi šitie atsakymai, kaip būsenų noro, ieškojimų ir susivedė tada, kai aš atradau tą fantastišką aktorinę metodiką, kurios dėka tu gali suformuoti technologiškai būseną savyje. Ir tai yra tikrai kardinaliai skirtingos, viena nuo kitos besiskiriančios, tai 16 skirtingų būsenų. Ir va, tuo metu man viskas taip susidėjo į savo vietas. Nes žaviesi žmogumi ir iki šiol turiu žmonių, kurie seku, kurie man viename etape vienas imponuoja, kitame etape kitas. Ir dažniausiai tai susijęs su to, kad aš kažko iš jų noriu išmokti, kažkas mane domina. Ir tai dažniausiai su jų būsena susiję. Ir labai faina, kad aktorinis metodas iš tiesų kurti personažus ir yra mokantis iš kitų žmonių, perimant tiesiog jų būseną. Jei, tarkim, kažkada filmavausi seriale, kur reikėjo vaidinti chirurgę. Žodžiu, tokią sunku įsivaizduoti. Taip, nes mano amplua tuo metu buvo labai toksai mergaitė, tokia visai gera, tyra ir taip toliau. Ir gavau vaidmenį chirurgė, skyriaus vedėja, žodžiu, taip. Ir galvoju, ką dabar daryti?
Kaip aš ją suvaidinsiu? Neįsivaizduoju. Nei kad aš lyderė, kažkokia manęs klauso personalas ar kažką, ar aš to operaciją atlieku, ar ne. Ir man labai pasisekė, man pavyko atrasti savo artimųjų tarpę, žodžiu, pažinčių su gydytojais, chirurgais, kurie priėmė mane šiek tiek pasiekioti juos jų darbo dienoje. Žodžiu, aš keliavau kartu ir bendravau su jais, kalbėjau, keliavau į operaciją skirtingą su jais, žiūrėjau visą tą kasdienybę, kaip jie ruošiasi, stebėjau, kaip operuoja. Ir man dar ir labai pasisekė, nes jų tarpe buvo vienas chirurgas nuostabus, kuris darė operacijas tiesiog visiškai meilės būsenoje. Tai buvo neįtikėtina. Tai buvo pirmoji ta operacija, kurią stebėjau, aš įėjau. Visai irgi ten apsirengus visais tais, žodžiu, gydytojiškais dalykais, viskas apsaugota, uždengta mėlynai, ten, žodžiu, kostiumas, visas tas kepurėlė. Man pirmiausia kojas sulinko, nes aš pirmą kartą pamačiau štai tokį dalyką, kaip, operacija vyksta, tai žmogus ant stalo ir, žodžiu, visos detalės. Bet tas chirurgas nuostabus atrodė, kad jis savo visų dėmesį, visą meilę ir šilumą tiesiog apglėbėsi, visą tą stalą su to žmogumi, jis pats absoliučiai ramus. Viską daro, taip sako, aktorė, prieikit, pasižiūrėkit, jeigu nenukrisit. Man žino, koks dežavių, nes aš šiandien sapnavau tarsi kažkokius atvertą žmogaus vidų organus ir tu dabar pasakoji. Tai va, bet kas labai faina tame, kad man nereikėjo ten nuolat būti, ar ne, kad išmokti, aš tiesiog surezonavau, kitaip tariant, yra toks žodis, tu tarsi sinchronizuoji su to žmogaus būsena, tu pagauni, apie ką yra jo pasaulis. Ir vėliau, kai aš jau vaidinau tam seriale, aš tiesiog prisimindavau būseną ir tarsi net pati elgsena įsijungdavo. Aš tapdavau visai kitų žmogumi. Čia buvo labai stipri patirtis, turbūt, ir tada tu ją kažkur įsidedi tarsi į vidinį stalčiuką. Ir kai reikia, tu jį ištrauki tą patį. Jo, iš tikrųjų, tai ten, kur mes uždedam ženklelį, man atrodo, kad tai stipru, tai svarbu, tą mes prisimenam. Bet iš tiesų tas veikia su bet kokiu žmogumi. Ir aš kiek pastebėjau ir vėliau, ar ne, tą, iš kurio tu nori išmokti, tai taip, tu užakcentuoji ir tu labiau tą prisimeni, bet realiai mes labai daug sugeriam kitų žmonių būseną. Patys to nesuprasdami. Bet aš dar biškį grįžtant prie to, kiek tavęs klausiau ir kiek tave šiek tiek matau, pažįstu, tai tu tarsi nežinau, ar pritrauki, ar nori tiesiog pritraukti labiau tas tokias švelnes, minkštas, tas tokias būsenas, ta nuotaika tokia moteriška, tokia žaisminga, ar ne, kažkokia. O kaip tada tvarkytis su ta tamsa, nes pasaulyje tikrai yra ir tamsos nemažai, ar ne? Ir nenori mes kartais susiduriam su tuo. Tai kaip tada tam tokiam pūkuotam, minkštam padarėliui, kaip tvarkytis su ta tamsa, kuri ištinka, tikrai kartais ištinka, ar paliečia mus, ar šalia esantį paliečia, ar ne? Ir gali tarsi supurti tą tavo pasaulėlį. Kaip tada, žinai, tvarkyti su tuo? Ar kažkaip ignoruoti, ar atrasti kažkokiu vėlgi kitų būdų? Aš galiu, kaip pavyzdį, vėlgi pasidalinti aktorinę savo patirtį, ar ne? Kad man reikėdavo kurti įvairiausius personažus. Ne tik mergaitės švelnes, bet ir labai tokius, sakyčiau, sudėtingus, būtent ta prasme, kurią tu kalbė, ar ne, chaotiškus žmonės. Bet aktorystė dėl ko yra, sakyčiau, stebuklinga tuo, kad tu turi galimybę ir pasimatuoti kito žmogaus pasaulį. Prisiliesti, ar ne, kažkaip tai. Jo, ir pasirinkti kampą, iš kurio tu žiūri tai, peržiūrėti, o kodėl jisai taip elgiasi. Ar ne, ir visada atsiras kampas, iš kurio pažvelgus, tu staiga supranti, kodėl taip vyksta, ko tas žmogus mokinasi, kur priežastis, kur potencija, ar ne, nes kiekvienas sunkumas jisgi turi savo kažkokį tai galiausiai pabaigą, arba netgi dureles, kurias atvėrus, staiga tu kažką naujo absoliučiai atrandi, vien dėl to, kad tu perėjai tą sunkesnį kelią.
Tai mano požiūrėje nėra neigimo destruktyvių dalykų, būsenų. Man atrodo, kad tai yra natūralus dalykas, nes visam pasaulyje nuo pačių švelniausių ir gražiausių būsenų yra ir pačių tokių stipriausių ir, žodžiu, ir greunančių. Tiek pažvelgus į tą pačią gamtą, apie kurią tu irgi kalbi, juk žemėje nuolat išsiveržia ugnikalniai, griūtis vyksta ir tai yra normalu. Tik tiek, kad mes tikrai galim sąmoningai pasirinkti, kame mes norim gyventi. Taip. Ir taip, sunkios situacijos, jos visada bus, jos visada ištinka, ar ne, mes kažką praeinam, kažko išmokstam, bet mes galim pasirinkti foną, iš kurio mes matom tai, foną savo būsenos, kurioje mes gyvenam. Ir galbūt pritraukti daugiau, ar ne, tos būsenos, kurioje mes pasirinkam, su kuria norim gyventi, mes automatiškai pritraukiam daugiau, ar ne, jeigu tai yra gėris, pritraukiam daugiau gėrio. Turbūt. Ir dabar turbūt jau nebereikia įrodinėti tokio požiūrio arba tokios minties, kad koks esi, tokios situacijas pritraukia. Ar ne? Čia dabar jau visas pasaulis apie tai kalba, kokia tavo būsena, ar ne, tai atsispindės išorėje visada. Ir pavyzdžiui, jeigu tu kažkoje aiškioj, ar ne, skaidrioj, draugiškoj būsenoj, tai tu vienaip matysi susidariusią situaciją. Taip. Jeigu tu piktas, jeigu nepatenkintas, jeigu, nežinai, ieškai kaltų, ar ten pats jautiesi kaltas, tu tą pačią situaciją matysi visiškai kitaip. Labai sutinku. Aš šiandien beje labai gyvenimiška situacija. Tiesiog mašiną dabar prie studijos turim statyti šiek tiek toliau. Ir buvo tas toksai kampas, kai pradžioj buvo labai daug diskomforto, ar ne? Tu eini ir burbi nuolatos, kad, kaip čia negerai, bet neužsibūni toj būsenoj. Pamažu pripranti vaikščioti ir tada galvoju, gal visai čia gerai, aš šiek tiek pasportavau, aš įkvėpiau oro, aš pažiūrėjau, kaip kaimynai gyvena, aš kažką daugiau pamačiau gatvėj, nueidama tą kažkokį atstumą, ar ne? Ir tai vėl aš šiandien einu ir galvoju, tai čia visiškai požiūrio klausimas iš tikrųjų. Aš galėčiau būti dar vis nepatenkinta tą situaciją ir ta situacija mane graužtų, ar ne? Aš ateičiau į studiją surūgus kažkokia tai. Arba aš galiu kaip tik galvoti, kad kaip čia smagiai, aš pamačiau saulę, pamačiau žmonės, pasivaikščiau ir visai kitaip, ar ne? Taip, ir kartais tikrai savo priminti reikia, ar ne? Nes mes prieš mūsų dabartinį pokalbį dar su tavim šnekėjom, kad žmonės dažniausiai linkę negatyvius dalykus matyti ir fiksuoti. Taip. Ir mes su jie aptarėm, kad tai netgi yra ir, kaip pasakyti, ir natūralu žmogui, nes mes norim išlikti. Mes fiksuosim labiau neigiamas situacijas tam, kad išgyventi, ar ne, tame lygmenyje. Ir kad kartais labai faina savo priminti ir netgi kažkuria prasme perprogramuoti savo mąstymą, labai sąmoningai primenant savo fiksuoti, o kas vyksta gražaus šiuo metu šitoje situacijoje. Kas man joje patinka, už ką aš dėkingas, ar ne? Galbūt kai kam gali ir naiviai tai nuskambėti, bet tas už ką aš dėkinga šią akimirką. Taip. Ir šalia viso to galimai grūzo, kurį gali matyti protas, ar ne mūsų, arba, jis net ir objektyviai gali vykti, bet šalia visada yra kažkas gražaus ir kažkas nuostabaus ir kažkas, kas, yra kaip dovana tau. Ir perprogramuoti tokiu būdu savo protą yra fantastiškas dalykas. Ne dėl to, kad tapti kažkokiu rožinių akinių, propaguotojų, bet tai pirmiausia tau pačiam padės, kuriant vidinę būseną savo ir kuriant savo pasaulį, kuriame tu gyveni. Ir dar irgi šnekėjom apie tai šiandien, kad kūryba galėtų būti tas įrankis, ar ne, kuris padeda atskleisti pasaulio grožį arba žmonėm tai pamatyti. Ne vien tik tai socialinės problemas, bet būtent tą kažkokį tai gėrį, ar ne. Aš tai iš tikrųjų labai skatinu netgi visą laiką per kūrybą ir sakau, pastebėkit tą grožį, kuris yra už lango, kokia tai diena ir paskui perkelkit į savo kūrinius tą emociją visą. Man atrodo, kad čia labai ir sveika, ir stipru. O aš iš savo pusės papildysiu, kadangi mano tas amatas, kurį išmanau geriausią aktorystę, kad per tokią kūrybos plotmę pusę
labai faina yra mokintis vidinės savireguliacijos. Nes aktorystė yra pirmiausia tiesiog technika savireguliacijos. Tu išmoksti keisti būseną skirtingą savyje, išmoksti to tokio spontaniškumo, improvizacijos, kas irgi yra kūrybos, sakyčiau, vienas iš svarbių elementų. Taip. Ir dėl to, man atrodo, nuostabu, kad tiek mano, tiek Ievos požiūrė, kad menas ir kūryba yra tiesiog įrankiai, kurie tau padeda gyventi. Ir gyventi laimingai, fainai, realizuotai. Man atrodo, labai praplečia kūryba tas vidinės žmogaus ribas, ar ne? Kur jisai gali tada savo leisti gyventi kažkaip laisviau. Taip. Išlaisvina iš tikrųjų. Nes tu gali pamatyti daugybę dalykų savyje ir laisviau jais disponuoti kažkaip tai. Ir man labai labai patiko, kai vienos aktorės paklausiau, pamačius jos eilinį kartą tiesiog fantastišką vaidmenį, man tuo metu kilo klausimas, sakau, kaip, sakau, tu taip kas kartą kažkaip įspūdingai tai darai, tu pati taip pasinėrusi, tai tu visą trykštę energiją, aš sakau, kaip, ar tau neišsenka tas visas, nežinau, resursas, iš kurio tu tai darai. Ir jinai sako, žinai, pradžioj man atrodė, kad ten yra riba, bet galiausiai aš supratau, kad ne. Kad kūrybinis potencialas, jisai begalinis. Tai yra tarsi vidinė žmogaus būsena, turbūt, ar ne? Bet tai yra resursas, aš suprantu, ir jį kartais reikia atrakinti, bet tai yra toks iš tiesų, ir aš pati tą patyriau galiausiai, kad tai yra kaip šaltinis, kaip okeanas tavyje, tiesiog tame turi atrasti rakčiuką. Bet ar tai yra tai, kad jeigu mes vidumi jaučiamės pilni, tuo metu mes galim kažkaip tai dalintis ir kurti. Jeigu žmogus tuščias viduj. Manau, kad jeigu žmogus tuščias viduj, galbūt metas jam padaryti pauzę. Pailsėti. Man atrodo, pauzė ir tuštuma yra labai faina ir tai labai reikalingi etapai, nes tiek tam kūrybiniam pike, ar ne, mano požiūrį, tai vyksta kaip kalneliai. Ir tas toks tuštumas, pauzė, tai yra labai geras taškas savyje išsigryninti savo, ką tu nori toliau daryti, kokia tavo kryptis toliau, o kam, kur dabar teka ta tavo kūryba, ką tu nori kurti, tu būtent. O tą, kad tu taip pat paminėjai, kad tarsi kūryba iš pilnatvės, man atrodo, tai yra nuostabu ir tai ir yra ta tikroji kūryba. Manau, taip, aš sutinku. Taip, nes sukurdamas iš vidinės pilnatvės būsenos. Nes juk būna, jeigu kažkas blogai, pavyzdžiui, gyvenime, ar ne, tu negali kurti. Ar tau yra tai buvę? Tu gali kurti, mano atveju, ar ne? Nes man yra tai buvę, kad negaliu. Tai va, bet rezultatas bus atitinkamas, jis vis tiek turės tam tikrą foną. Jeigu tu kažkokiam destruktyviam, nežinau, etape gyvenime, dažnai tavo kūryba irgi turi foną tą. Bet iš tiesų gal ir netaisyklė, dėl to, kad esu taip pat patyrus, kad sudėtingose gyvenimo situacijose kažkada būtent kūryba ir atrakino tą kažkokią tai šviesą, pavadinkim tą vietą. Tai ar teisingai galiu taip sakyti, kad kūrybos įvairios šakos, ar ne, tiek pavyzdžiui teatras, tiek dailė, kalba vis dėlto apie panašius vidinius dalykus, tik tai kažkaip skirtingom kalbom, tam tikrom? Tikriausiai taip. Aš manau, kad taip, nes aš manau, kad tas resursas, ar ne, potencialas žmoguje, jis visada yra. Bet koks raktas tinka jį atrakinti? Taip. Ar tai yra dailė, ar tai yra rašymas, ar ne, tarkim, mano mama rašytoja, tiesiog ten neišsemiamas potencialas, rašo vieną knygą po kitos. Ir ar tai yra šokis, ar tai yra, nežinau, filmų kūrimas, ar tai yra nuostabus mokytojas yra iš mano vidurinės mokyklos,
kurį pamačiau internete, kad jisai mezga tokius ilgus šalikus. Aš turbūt mačiau, toks su barzda vyras, ar ne? Dabar nepasakysiu, ar jisai su barzda šiuo metu, gal, bet jis mezga. Ir tai yra nuostabu. Ir jisai tiesiog mezga ne dėl to, kad parduoti, ar ne, tai nebūtinai jo, kaip pasakyti, verslas, bet jisai patiria būseną tam tikrą. Tai darydamas, tai jį daro laimingu. Ir man atrodo, kad tai yra taip nuostabu. Taip. Sutinku. Tai iš tikrųjų mes irgi turim studijoje čia tokį užsiėmimą. Tai yra spalvų ir kvapų terapija tam tikra, ar ne? Tai mes radom tokį rakčiuką, sakykime, kaip žmogui atverti tą kūrybą, ar ne? Jeigu jam sunku tai padaryti. Tai kai tu esi kūrėjas, tu esi menininkas, tu jau galbūt esi atradęs, ar ne, kaip save įvesti į tą būseną tam tikrais dalykais. Paprastam žmogui atėjus iš tikrųjų gali būti sunku, ar ne? Jis lyg ir norėtų, bet jis yra užsidaręs. Tai mes labai radom tokį gerą metodą, kad kvapas, tai yra tam tikras kvapas, gali būti raktelis į tą vidinį savo aš pažvelgti ir tada atrakina rakteliais į kūrybą. Jo, o aš šitoje nuostaboje tavo studijoje taip pat vedu nuostabius užsiėmimus, nuostabų kursą, kuriame labai techniškai, bet taip pat prisiliečiame ir išmokstame atrasti viduje tą slypintį grožį, resursą per būsenas skirtingas, reguliuojant savo būsenas dėmesio pagalba. Tai va, toks nuostabus yra kursas Gyvenimo režisierius ir jis kaip tik prasideda vasario 24 dieną, į kurį labai kviečiu prisijungti šioje studijoje Sužydėk. Taip. O Sužydėk, beje, yra ne šiaip sau žodis arba pavadinimas tiesiog kilęs, tai kilo irgi iš būsenos tam tikros, kai buvo irgi tam tikras gyvenimo etapas ir kai yra ta vidinė tokia kažkokia branda, tu jauti tą vidinę pilnatvę ir tą norą dalintis ir tada aš susiejau, kad tai yra tarsi augalas, ar ne, kuris sukaupia visą tokią energiją, tą gerą, kažkokius resursus iš aplinkos ir jisai tada išskleidžia tą žiedą, ar ne, kada jis yra jau pasirengęs. Tai taip ir gimė tas Sužydėk pavadinimas iš tos vidinės būsenos ir tai yra tarsi palinkėjimas žmonėm, kurie ieško tos kūrybos, kurie ją atranda, kurie su ja būna, ar ne, ir tai yra palinkėjimas sužydėti iš vidaus. Tai reiškia išskleisti visus savo geriausius resursus. Tai va. Visą grožį. Ir labai dar fainas pastebėjimas, tu pasakodama apie savo vedamus užsiėmimus, minėjai, kad galbūt menininkai yra atradę tą kūrybinį rakčiuką savyje, bet iš tiesų aš manau, kad tiek taviški užsiėmimai, tiek mano užsiėmimai tinka menininkams irgi labai stipriai, dėl to, kad mes menininkai dažnai būnam atradę kūrybiškumo srityje kažkurioje, bet galime būti visiškai nekūrybingi paprastose gyvenimo situacijose. O dėl to labai faina tyrinėti šitą dalyką kaip kuriamąją jėgą gyvenimo, ne tik teatro, ne tik kažkokios atskiros meno šakos. Galbūt tiesiog menininkui irgi kartais reikia, čia gal ne visiems taikyčiau, bet tarsi tokia mintis atėjo, kad gal irgi reikia ateiti į kitą aplinką, pabūti šiek tiek kitur, ar ne, ir tarsi, gal čia taip perfrazuosiu, ar ne, tokia paralelė, kad kaip tos dulkės, ar ne, kurios ateina iš aplinkos ir nusėda ant baltų palangių, tu jas vis turi pravalyti. Tai ir čia kažkas tokio, kai tu užsibūni kažkur savo aplinkoj, savose sultise kažkur, tai ten su savo mintimis, tarsi kartais reikia nuvalyti tas dulkės, prabraukti, ar ne, pabūti šiek tiek kitur, pasižmonėti, pažiūrėti, kaip kiti kuria, kaip kiti daro, pabendrauti ir galbūt savyje kažkaip tai atšviežinti tą kūrybinį pradą. Ar esi pastebėjusi, kad žmonės pažinę kūrybą
jie tampa kitokie. Esu pastebėjusi. Esu pastebėjusi net ir paprastose užsiėmimuose, mūsų, ar ne? Ten kartais darau tokius, galima pavadinti tai improvizacijos užsiėmimus įvairiom gyvenimiškom temom. Ir labai labai gražu žiūrėti, kai ateina žmogus, nežinau, susikaustęs, pavyzdžiui, ne? Arba tikintis, kad jau jis tai tikrai neimprovizuos. Ir paskui matai, kaip jis įeina į tą kūrybinę būseną ir staiga jis tokiu, tarsi ir tas vaikas išlaisvėja viduje ir jis toks visas gyvas, staiga, aš kažkoks toks kvėpuoju, aš toks energingas, ar ne, žmogus pats nustebęs, ir tai yra taip gražu. Man labai gražu. Labai. Aš tą patį galėsiu papasakoti iš savo pusės, nes labai dažnai pastebėjau šiuolaikiniai žmonės, jie labai daug iš savęs reikalauja. Jie ateina tarsi su kažkokiais reikalavimais savo, su lūkesčiais labai dideliais, kad aš jau dabar atkartosiu tobulai kažkokį piešinį, ne, naturalistiškai nutapysiu ir tada jie nesimėgauja procesu. Jie tiesiog turi tarsi kažkokią tai savo užduotį, programą, taip kaip ir tiesiog gyvenime, ar ne, kad susidarim su kažkokiam įtampom, kažkokiais reikalavimais, kad turi būti taip, o ne kitaip. Ir tada tu nepatiri kūrybos džiaugsmo. Tu realiai netgi užsiprogramuoji priešingam efektui. Tai nėra kūryba tada, tai yra kažkoksai tai, nežinau, tiesiog atkartojimas, sakykime, ne? Aš dar sakyčiau automatizmas. Reprodukcija kažkokia tai, kaip amatas galima sakyti, ar ne? Kur tu nori atkartoti kažką labai tiksliai, kaip padarė kitas. Bet tai neateina iš tavo vidaus. Tai reiškia, kad tu nedalyvauji tame kūrybinėme procese, tu tik tai nori metodiškai kažką atkartoti. Tai reiškia, kad tu nori išmokti, padaryti lygiai taip. Bet tiek, tarkim, vedimas mokytojo, tiek yra priemonės, tai yra tik įrankiai. Jeigu tu neturi iš vidaus jokio to tokio polėkio, netrakini, šiaip visi mes turim, bet netrakina, nes veikia visai kiti sąmonės dalykai. Bet aš noriu atkartoti, aš noriu padaryti tobulai, bet tada nedalyvauja kūryba. Tai lygiai taip pat gyvenime, kai mes bandom atkartoti tą patį rytą, ėjimo valgyti pusryčių, ar ne, tarsi kaip kažkokią schemą. Ir dažnai net nepastebim, važiavimą į darbą, išėjimą iš darbo, nežinau, darymas skambučių darbe. Ar ne, ir mes kartais įpuolam į tokį, kaip tu sakai, kažkokį šablono kartojimą, tarsi manydami, kad tai ir yra, mes dabar gyvename. Bet lygiai taip pat kuriant automatiškai, ar ne, tiek man teatre, tiek turbūt ir tavo srityje, ir tapyboje, ar grafikoje, tu gali daryti tą automatiškai, bet tai nieko, kaip tu sakai, tavo viduje nesukels ir nepažadins. Taip, nes tu turi mėgautis procesu. Tu tiesiog neturi turėti lūkesčių ateidamas. Neturi. Tu turi tiesiog mėgautis procesu ir žiūrėti, kas iš to gaus ir leisti savo būti netobulam. Čia yra labai labai svarbus momentas. Nes irgi labai dažnai žmonės ateina ir aš matau, kaip jie išgyvena visus tos tris būsenas etapus ir man jau kartais net juokas ima. Nes pradžiai būna, kad pamato užduotis, kurią susiduria, tarkim, tada panika apima, tada sako, kad aš nesusitvarkysiu, aš nežinau, aš niekada nepiešiau, kaip čia bus. Tada pamažu tu palydi švelniai į tą kelionę, ar ne, tu papasakai, kaip reiktų, priemonės, būdus tai spręsti, tada pradeda nedrąsiai bandyti. Ir tada po viso proceso tu matai tą tokį pasitenkinimą savim, kai jis ateina pas žmogų, tai yra taip gražu. Kitaip tariant, kad kartais žmogui reikalinga palyda, ar ne, palydėjimas žmogaus, kuris žino, kaip praeitą keliuką. Taip. Ir vieniem tai lengviau, ar ne, kitiem galbūt šiek tiek sunkiau, galbūt ar iššūkių tiesiog daugiau kilti, bet jeigu tu tai darai su žmogumi, kuris išmano, ar ne, tai tau bus lengva ir jis tave atves ten, kur tu turi atsidurti. Tiesiog šiek tiek pasiduoti tam vedimui ir, kaip sakiau, neturėti lūkesčių, tiesiog mėgautis procesu.
Nes tai, ką tu sukuri pats, tai yra jau tavo energija. Tai yra jau stipru labai. Nes tu sudėjai į tą veiksmą, sakykime, į tą kūrinį savo energiją. Tai jau svarbus momentas. Ir man atrodo, kad kūryba, mes šiuo metu apie meno formas kalbam, bet man atrodo, kad tai ir yra pavyzdys arba tokia sumažinta situacija, kaip turėtume veikti ir galėtume veikti gyvenime. Ar ne lygiai taip pat, dėl ko mes neįsijungiam, pavyzdžiui, kūrybinę būseną ten vairuodami. Arba kodėl mes kartais, kaip tu paminėjai, žmogus nori, bet bijo, neateina, ar ne, į užsiėmimą, pavyzdžiui, kažko daryti. Mes tarsi, nežinau, kaip tu sakai, kažkam panika ištinka, kažkas mano, aš negalėsiu, nesugebėsiu. Tarsi tarp manęs, kaip pasakyti, tokio automatiško ir tarp tos kūrybos ir laisvės yra kažkokios emocijos, kurias tu turi, arba įsitikinimai, kuriuos turi tarsi praeiti ir tada tas pasaulis atsiveria. Gal sakyčiau įsitikinimai. Įsitikinimai. Ir vidiniai kažkokie, tai vidinės baimės turbūt labai daug yra. Na tai va, bet viso tai praeiti manoma, tai nėra taip baisu, ar ne? Ir žinoma, tikriausiai tuos dalykus reiktų ne vieną kartą pačiupinėti, ar ne? Tai reiktų tiesiog irgi gal kaip kažkokią tai savo emocinę būklę, kaip apsivalymą vis kažkur nuolatos, ar ne, turbūt prie tos kūrybos šiek tiek prisiliesti ir tiesiog galimybės prasiplečia labai ir tavo pasaulis prasiplečia ir netgi tavo realiam gyvenime su tavo darbais tu tiesiog kūrybiškiau gali turbūt spręsti tam tikrus dalykus, nes tu jau atrandi kažkokius priemonės, įrankius, mąstymo būdą kitokį turbūt, ar ne? Man labai patinka tas požiūris, kad gyvenime viskas santykiai yra kūryba. O kaip kitaip? Kaip padaryti, kad abu žmonės situacijoje būtų laimingi ir patenkinti? Čia jau reikia iš tikrųjų kūrybinio kažkokio tai prieimo prie to. Ne? Nes jeigu aš darysiu tik, kad aš būčiau patenkintas, ne, tai bus viena, kitam žmogui nebūtinai bus smagu šalia. O jeigu aš darysiu tik, kad būtų tas žmogus patenkintas, tai aš galiausiai pasijausiu trūkume, ne, būsiu nelaiminga. Bet kaip padaryti, kad abudu patenkinti ir nesumažindami savo kažkokiu tai noru, bet abudu. Mes abi kaip draugės, tarkim, visiškai skleidžiamės mūsų draugystėj. Taip. Tai Ieva, pasidalinkit dar kartelį su mumis, kur galime tave sutikti, ko galima pas tave išmokti, kokie galbūt renginiai tavo organizuojami nusimato artimiausiu metu. Sutikti mane galima Sužydėk kūrybos studijoje Vilniuje, Žvėryne. Vat, ir mes čia turime labai daug įvairių užsiėmimų kūrybinių, į kuriuos kviečiame tiek kolektyvus, tiek atšvęsti kažkokias šventes, ar ne, tiek ateiti į pavienius užsiėmimus, prisiliesti šiek tiek prie tos kūrybos, ar ne, tai užsiėmimai tikrai labai įvairūs, galima savo atrasti. Ir tiek su piešimu susijusiu, tiek su įvairiais rankdarbiais, ar ne, tiek moterų ratai. Tai tiesiog pasibuvimui tokiam bendraminčių galbūt rate, prisiliesti prie tos kūrybos su profesionaliais mokytojais, vedliais, ar ne, kurie padeda, šiek tiek parodo, ar ne. Tas vedimas toksai gali būti labai švelnus, labai toksai irgi su tam tikra kūrybinė, kaip sakyt, gaidele, kaip mes galim prie to prieiti. Ir taip pat dailės pamokas vaikam vyksta ir suaugusiem taip pat. O kur tave galima surasti? O mane galite sutikti ir ateiti mokytis savireguliacijos, valdyti savo vidinę būseną, išmokti formuoti 16 skirtingų būsenų viduje. Kurse gyvenimo režisierius, emocinė savireguliacija, aktorystės pagrindais, ir tas kursas, jis vyks čia šitoj nuostabioj studijoje. Jisai startuoja vasario 24 dieną, tai bus 3 mėnesiai tokios intensyvios ir be galo žaismingos ir smagios kelionės kartu. Tad aš manau, kad mes nuorodomis į savo renginius pasidalinsim. Taip, būtinai. Ir lauksiu labai jūsų tenai. Tai ačiū tau, Miglė, už šį smagų pokalbį. Buvo labai gera prisiliesti.
Ačiū tau, Ieva. Man atrodo, kad mes pratęsim, o jūs komentuokite, rašykite, ar jums buvo įdomu, kokias temas dar galėtume paliesti, ką galbūt galėtume pasikviesti dar į savo draugiją, ar ne, pokalbio. Va. Tai linkim jums nuostabaus be prasidedančio pavasario. Ate. Iki.